Baltyjinis putelis. Štai kaip atrodo baltyjinis putelis. Mokslinis pavadinimas – Tragopogon heterospermus. Sistematika – karalystė augalai, skyrius gaubtasėkliai, klasė dviskilčiai, eilė astriečiai, šeima astriniai, gentis putelis, rūšis baltyjinis putelis. Gyvenamoji vieta. Baltyjinis putelis retas, aptinkamas tik Baltijos pajūrio kopos ir smėlynuose. Kaip maitinasi ir išgyvena? Baltyjinis putelis yra puikiai prisitaikęs augti sausose ir nederlingose pajūrio smėlynuose, nes turi ilgą ir stiprią šaknį, kurią pasiekia giliau esančius drėgnus sluoksnius. Galinga šaknų sistema pajūrio augalams ne tik padeda atsilaikyti prieš stiprius vėjus, jose augalai kaupia ir maisto bei vandens atsargas, vykdo fotosintezę. Sandara ir jos ypatumai. Šaknys – stiebagumbinės, stiebas, tuščiaviduris šakotas, lapai – linijiški, siauri, melsvai žali, žiedai – geltoni, nuo 4 iki 6 cm, atsiveria tik ryte. Kodėl jis yra įžymus? Šis augalas yra retas, saugomas, paplitęs tik aplink Baltijos jūrą, turi ekologinę reikšmę, todėl jis ir yra įžymus. Ekologinė reikšmė. Sutvirtina dirvožemį. Maisto šaltinis. Jo sėklomis minta žiemą žiemojantis paukščiai. Žiedai – bičių drugelio nektaro šaltinis. Šis augalas yra Lietuvos raudonojoje knygoje. Kategorija EN – grėsmingos būklės. Augalą draudžiama skinti, griauti jų buveinės, už nusižengimus skiriamos administracinės baudos. Botanikai stebi bei fiksuoja šio augalo populiaciją. Autoriai – Gabrielius Dapkūnas, Ieva Šikšniūtė, Augustinas Karalius Beniščiasas. Literatūros sąrašas. Iliustracijų sąrašas.